1700 km, 8 dienos, lietuviška žiema. 3 keliautojai su beveik 20 metų senumo golfu ir dideliais lūkesčiais. Tai ne apie tobulos atostogas. Tai apie tai, kaip yra iš tikrųjų. Kai šalta, slidu, kartais nepatogu. Atostogos, kuriuose niekas neįskaičiuota. Pakilę nuo kūčių stalo, išsiruošėme į kalėdinę šeimos kelionę aplink Lietuvą. Su planu ir su dideliu noru pamatyti tai, ko dar nebuvom matę. Gruodžio 28, trečioji kelionės diena. Panevėžio bute virtuvė per maža, todėl pusryčius parnešu iš kavinės. Įprastai pusryčius gaminamės patys, bet šįryt neturėjom jau produktų, nebuvom nieko nusipirkę. Pirma stotelė yra automobilių turgus, ten pažiūrėsim kažkokių sendaikčių ir tada turėsim labai įtemptą laiką. Reiškia, turėsim apžiūrėti kažkokį ten dvarą, paskui apžvalgos bokštą ir iki 14 valandos grįžti atgal į Panevėžį. Ten laukia siaurukas ir tada jau lėksim siauruku. Na jau apsistojimo taip va tokiam įdomiai atrodančiame pastate. Gyvenam palėpiai. Išorė labai daug žadanti, bet viduj truputį 2000-aisiais kvepia. Ir dabar važiuosim į Panevėžio automobilių turgų. Labas rytas. Vienas mano kelionės tikslų – Panevėžio automobilių turgus. Čia galima rasti visko. Nuo automobilių iki vinilų, dviračių ir velniai žino ko. Per tarpušventį turgus apytuštis. Greitai apsukam ratą. Suderinu porą vinilų, savo Roxette ir ABBA dovanoms. Vinilų pardavėjas atskira istorija. Taip yra ir garažiai namie, bet dar virš 10 000. Turgus tai čia toks šiandien tarpušventį turbūt. Ten supranti, kažko stebuklo nebus. Ten aiškiai tuščia. Sakau, tai kai birka nebestovi, sakau, tai jau pradėt vinilus klausyti. Tai va, prie to pačio birkai statyti tabletes reklamuoju tada, žinai. ACDC gal pasiderėt galima, 3.5 tai jau čia velniškai brangu. Jie, blėt, išjuda, supranti, ant bangos ACDC. Dabar kokia tai Monika Liu, ten, blėt, 75 eurai, ten Jessica Šai, ten 90 eurų. Šiandien 14 val. Laukia kalėdinis siaurukas Panevėžyje, todėl dar prieš tai skubam į Bistrampolio dvarą aplankyti gyvūnų, bet atvykstam per anksti, neįleidžia. Laukti negalim, bet turim planą B. Smagiais keliukais į Pašilių stumbryną. Kur stumbras? Už eurą nusiperkam kibirą morkų. Ir praktiškai viską sušeriam draugiškam vyriausiam stumbryno gyventojui. Matei? Iš karto. Tai tu jam turėsi laikyti, kad jis pats paimtų, nemest ant žemės parašytą. Kaip per sekundę suvalgė. Strumbras. Mama, kodėl tik vienas strumbras? Tai vat sako, dėdė kiti dar miega kažkur beržynuose, nesimato jau. Bet sako, turi iš ten ateit kažkur. Čia labai didelė teritorija. Darbuotojas sakė, kad likę stumbrai dar miega, todėl nelaukdami apsukam ratą pažintinių takų. Nes kas? Medis gali nukrist. O kaip linguoja, matai jau ne, viršūnė. Šoka, ušus. Šoka basos raganaitės. Skubam atgal į Panevėžį. Pasiekėme stotį. Bet tai koks dangus, pažiūrėkit. Nematėt tokio 3 dienas.
Groja kalėdinė muzika, nekantriai laukiame atvykstančio siauruko. Siaurukas pajuda. Po kelių minučių kalėdiškai papuoštas siaurukų remonto depo pastatas. Vaikams pramogos, suaugusiems nostalgiška atmosfera. Vaišiname sausainiais ir arbata. Eglutės papuošimų dirbtuvės, šokiai pokiai ir kalėdų senelių dovanos. Na, ar jau visi susirinko? Taip. Taip. Dar nesutemo. Man tavo vaganas. Gerai. Jūs būtinai atvažiuokite čia. Į vidų? Grįžtam siaurukui įstoti leidžiantį saulį. Na štai mūsų kelionė atėjo į pabaigą. Labai tikiuosi, kad jums patiko ir linksmų švenčių. Šalta, bet vaizdas nuostabus. Toliau Radviliškis. Eglė viena geriausių matytų iki šiol. Šalia esančiame maisto vagonėlyje Ugnė užsisako vaflį. Gal ledų nori? Noriu ledų. Jis išprotėjo. Man visada ledai tinka, net ir labai šaltą dieną. Tėti, tu paimsi vaflius. Aišku. Galima greičiau? Prašom. Greičiau. Pasiekėme Šiaulius. Karuselė 14 eurų 2. Apžvalgos ratas 20 eurų už 3. Kalėdinis miestelis maloniai nustebino. Iš apžvalgos pastato atsiveria gražus vaizdas į šventiškai pasipuošusią aikštę. Vakarieniaujam tadžikų restorane. Ugnė, plovas, 10 iš 10. Mes, sriubos ir vynas. Aš užsisakau kažką panašaus į chinkalius, Gintarė kažką panašaus į makaronus su mėsa. Butas. Senos statybos, bet šviesus, jaukus. Apdailos darbų kokybė 6, bet bute buvo beveik viskas, ko mums reikėjo. Nakvynė 45 euriukai. Šiauliai pasitinka labai draugiškai. Planuojame rytojaus maršrutą, renkamės nakvynę. Tai Deluxe
Ar basic triple? Cheapest option. Ir einam miegot.